Sveika, miela Ingrida ir sveiki visi, kurie žiūrėsite. Ir šiandien noriu pakalbinti savo nuostabią anglų kalbos mokytoją Ingridą. Ir žinau, kad jinai turi naują idėją, naują projektą. Ir pirmiausia, gal paprašyčiau tavęs papasakok trumpai apie save, apie savo patirtį. Ir prisistatyk mums, kad mes žinotumėm apie tave. Labas Giedrė, labas visi, kurie klausysit. Labai džiaugiuosi, kad sutikai su manim pakalbėti ir susitikom čia pasidalinti. Žodžiu, pirmiausia, tai apie save. Taip, tai esu anglų kalbos profesionali mokytoja, brūkšnelis dėstytoja, ne pagal diplomą subaigus anglų kalbos filologiją ir kai dėsčiau kalboje, kalba LT. Tai dėsčiau suaugusiam, tai kažkaip vadinosi dėstytoja, kai dėstydavo vaikam, tai vadinausi mokytoja. Tai, Mhm. žodžiu, turiu ir tokios patirties, nuo mažiausių vaikų iki vyresnio amžiaus, turbūt 70 mečių, kurie O, mokėsi kalbą LT oho. kursuose. Įvairiuose lygiuose, nuo starterių arba beginerių iki Mhm. advanced lygio ir darbo visokiose įmonėse, tame tarpe ministerijose. Kadangi aš pati esu baigus beje Salomėjos Nėries mokyklą Vilniuje, tai Mhm. anglų kalbą mokėjau jau gerai. Ir iš pradžių net nenorėjau stoti į anglų, bet paskui pabuvus, žodžiu, padirbėjus, supratau, kad, Mhm. nu, stoju. Tai kaip ir lengviausias variantas man toks buvo. Ir tada įstojus ten dar dirbau kitus darbelius, korepetavau, jau paskui dirbau kalboj 21 metus. Oho, Ir po to ilgai. 17, taip, ilgai, čia toks ciklas, 21 metai. Po to, žinai, kodėl išėjau, nesupratau, kad man nepatogu, tiksliau gėda sakyti žmonėm, kad aš taip ilgai dirbu vienoje vietoje. Visi Mhm. juda, tobulėja, o aš kaip užsisėdėjus. Supratau. Ir tikrai užsisėdėjus. Ir tada vėlgi išėjau ant savęs, dirbau korepetitore. Paskui Mhm. supratau, kad dar kažko noriu ir pradėjau ieškoti darbelio mokykloje. Bet kadangi pas mane pedagogikos nebuvo, aš nuėjau 17 metais, jau būdama virš 50 metų, pabaigiau VU, pedagogikos diplomą gavau, kad galėčiau dėstyti mokykloje. Ten gavau Mhm. daug visokios patirties, tai buvo metų laiko išlyginamosios studijos ir tada nuėjau į kelias mokyklas, gimnazijas, nes labai norėjau tos patirties įvairios. Tai vienus Taip. metus dirbau vienoje, kitus kitoje, trečioje ir prieš 2 metus išėjau vėl iš visų mokyklų ir dabar dirbu savo su verslo liudimu Mhm. ir ieškau visokiausių kitokių variantų be korepetavimo, ką aš dar galiu daryti. Nu tai aišku, gal girdėjai, kad aš dar moku masažuoti, bet tai čia dabar Taip. ne apie tai. Kad aš tengiuosi plėsti tą savo akiratį ir galvot, ką aš dar galiu išmokti ir ką aš gal dar galiu daryti. Tai buvimas mokytoja, brūkšnelis dėstytoja arba korepetitorė yra visgi mano dalykas. Ir man Mhm. dažnai labai, kaip aš sakau, reikia auditorijos. Aš labai mėgstu, kad būtų grupė. Ir paskutiniu metu dirbau labai daug su individualais, nu, Mhm. Kaip su su manim. žmonėmis, su tavim Taip. taip pat. Taip. Taip. Ir su kitais, ir su vaikučiais, ir su paaugliais, ir su visais. Ir, žodžiu, galiu egzaminui Mhm. ruošti, galiu daryti daug dalykų. Bet atėjo tas toks dalykėlis man mintis, kad jau senokai neturėjau grupelės. Mhm. Tada ateina mintis, kad tiksliau jie atėjo per meditaciją. Tai O, va, labai įdomiai. gal turi Mhm. klausimų čia dar tada. Šitoj Tai vietoj, ką aš pasakiau, gal nori kažką paklausti. Mhm. Taip, aš galbūt dar norėčiau pridurti, kad va kiek tave pažįstu, esi labai turtinga asmenybė, labai plati, ryški ir man, pavyzdžiui, labai įdomu su tavimi dirbti, nes matau, kad man ir tinka tas, vat, kad man įdomu su tavimi dirbti ir labai džiaugiuosi, kad sugalvoji vis kažko naujo ir žinau, kad atėjo tau va ta nauja mintis ir papasakok dabar apie ją plačiau. Tai čia buvo gal prieš 2 savaites dar iki tavo lygos manį, ar kažkaip Mm. panašiai tuo metu, kai tau ten Mhm. buvo sunkus laikotarpis. Žodžiu, meditavau, beje, meditavau pas Lilę Kubilienę, tuo metu buvo meditacija. Ir po jos, ne jos metu, bet po jos, man atėjo Mhm. suvokimas, kad
reik daryti, ieškoti grupelę, rinkti grupelę, ne ieškoti, bet rinkti Taip. žmonių, kurie norėtų mokytis nedideliai grupeliai. Nu, 3-4 žmonės galėtų būti, nu, Mhm. iki 5, manau, daugiau tai jau nereiktų. Nes kodėl taip atėjo? Reiškia, aš matau tame naudą tiek ekonominę, kad žmogus mokėtų mažiau, tai gaunasi Mhm. 10 eurų pamoka, o man Mhm. gaunasi gerai, nes už tuos 3 žmonės aš ar už 4 gaunu daugiau. Čia Be aš kalbu abejo. apie vieno karto į savaitę, Mhm. valandos Mhm. trukmės pamoką. Ir tada man jau pradėjo skleistis, kokie galėtų būti variantai. Vienas iš tų galėtų būti diskusijos kalbos apie knygas, pavyzdžiui. Aš žinau, kad yra žmonių O. beskaitančių ir čia Mhm. knygeles galima taikyti pagal lygį. Pavyzdžiui, yra adaptuotos knygelės, kur yra Mhm. žodynas pagal lygį, Taip. tada žmogus skaito ir mes aptariam, diskutuojam, iškeliam klausimus ir tokiu būdu Mhm. plečiam žodyną, bendraujam ir Mhm. gali iš to kilti dar visokiausių temų. Taip, be Tai va, abejo. kita, kitas toks galvoju, o gal žmonės nenori skaityti, o gal jie nori klausytis ir dar truputį gramatiką savo plėsti, tai galėtų Mhm. būti dar toks kitas formatas. Tada Mhm. kokie pliusai? Kad aš dirbdama kalboj pastebėjau, kad žmonės kartais daugiau išmoksta vienas iš kito negu iš to dėstytojo. Nes Taip. dėstytojas turi arba labai patikti, arba jau tikrai turėtų būti kontaktas geras, nu kaip man su tavim šiuo metu geras, ar ne? Mhm. Taip. Patogu, gera, viskas ok. Bet jeigu Mhm. nėra tokio kontakto, tai grupelė kompensuoja tą tokią kartais įtampą, kartais tokią, oi, tai ką aš čia valandą vienas ant vieno. Ypač intravertiškiem žmonėm tas yra baisu. Ką aš čia Taip. kalbėsiu? Tai pratimus daryti, tai viskas gerai. Mhm. Klausyti, viskas gerai. Tai aš beje individualias pamokas, tai toliau tebe galiu duoti, kam reikia. Mhm. Žodžiu, bet kodėl aš galvoju, tai yra gerai. Tai yra toks, kaip sakyt, žmogus atėjo, nedidelę sumą sumokėjo ir yra postumis kažką daryti toliau. Yra bendravimas, bendrystė su kitais žmonėm. Beje, Taip. galima ateiti su savo pora ar su savo, kaip sakyt, Mhm. kaimynu, draugu. Vaikam tas tinka super. Nes mažiukai vaikai, kokie trečiokai, ketvirtokai, penktokai, net ir paaugliam, jie nenori po vieną, jiems tai yra nuobodu. Tu sėdi ir Mhm. turi kažką klausyti tos mokytojus, kuri tau atrodo žiauriai sena. Jau aš ten aišku sena jiem, nes mano trečiokas čia pasakė, kad aš esu sena Oho. mokinukas, nors vienas taip Supratau. nepasakė, kitas pasakė, kad mokytojai jūs aš paklausiu, am I young? No, no, no. Žodžiu, tai vaikam tai tikrai Wow. atrodo. Tai jeigu jis sėdi su kitu vaiku, kuris jam nu, duoda tokį Taip. iškrovą, jis gali pajokauti, mes galim pajokauti visi kartu, Mhm. nes aš labai Taip. linkus pajokauti ir nuimti tą įtampą. Ir žodžiu, ir tas prasiskiedžia, tas laikas atrodo praeina greičiau. Tas vaikas, aišku, susikaupimo ten taip toliau yra reikalų. Kada, oi, ten kitas skaito pratimą ar kažką kalba, aš tuo metu Mhm. pamegosiu. Tai, bet kai yra 3-4, tai nebelieka tam laiko. Taip. Geras Paskui skaičius. Zoom'e, pavyzdžiui, jeigu dirbti per Zoom'ą, tai nes aš Mhm. čia daugiausiai ir Mhm. siūlau per Zoom'ą, nors galima ir gyvai Vilniui pas mane. Tiesiog tiek žmonių gal kartais ir nesutalpinčiau, kambarys nėra labai paruoštas kaip Taip. klasė. Tai noriu pasakyti, kad pala, ką aš čia norėjau pasakyti, kad galima tiesiog, oi, mintis nuplaukė. Apie ką aš čia sakiau? Apie laiką, Apie kad įtampą. pamiegoti nelieka. Laiko, kad interaktyvūs kambariai yra. Zoom'e yra interaktyvūs kambariai, kur galima paskirstyti žmonės, duoti užduotį ir paskui gražinti ir gauti dar Mhm. daugiau dinamikos. Tai čia tiem, kurie nori to tokio, nu, Judesio. kad būtų Mhm. įdomiau ir va taip. Tai va Taip. šitaip. Nu, dabar Supratau, padarysiu Ingrida. pertraukėlę, gal dar kažko kyla tau klausimai. Taip, man kyla klausimai, o kas jeigu vat, skirtingas lygis, kaip tada vat, dvi draugės, pavyzdžiui, nori važiuoti į kelionę kažkur į, nu, tarkim, nežinau, Ispaniją, Italiją ir jo žino, kad reikia anglų kalbą šiek tiek nu, pasitreniruoti, prisiminti
ir viena šneka geriau, kita ne taip. Arba jos taip Mhm, galvoja, kad taip yra. mhm. Ką tokiu atveju? Šiaip geras klausimas iš tikrųjų. Lygio reikalas yra tai prieš pradedant, sakysim, grupę, aš tikrai norėčiau susitikti su žmonėmis kartą kokį per Zoomą, tikrai nemokamą, tokią kaip Mhm, konsultaciją, pasižiūrėti lygį. Tai pasiklausinėti, biškiai aptarti, kaip kokie poreikiai, dėl ko mhm. nori žmogus, ar dėl kelionių, ar dėl darbo, ar šiaip dėl to, kad lavint savo smegenis, kitaip sakant, Intelektą. Mhm. neuronus. Tai va, ir manau, kad tokia paklaida plus minus vienas lygis, nu pavyzdžiui, elementary ir pre-intermediate. Tai yra elementarus ir žemesnis vidutinis. Jie dera, jie tinka kartu. Mhm. Ir pre-intermediate, intermediate irgi tinka. Kas netinka, tai beginneriai, starteriai, kurie tikrai turi būti atskirai, nu, nes ten jų Taip, taip. nepakombinuosi. Ir galbūt advanced, kurie jau yra labai pažengę ir jie nori irgi eiti tik su advanced, labai Mhm, pažengusiais. mhm. Nors čia nuo žmogaus vėlgi tolerancijos ir to tokio norėjimo bendrauti, nes gyvenime, Mhm. kai mums reikia bendrauti, mūsų niekas pagal lygius negraduoja. Mes išeinam ir nežinom, su kuo mums reiks Taip. bendrauti. Ir kartais tikrai turim susišnekėti ir supaprastinti savo kalbą, Mhm. pavyzdžiui, turguje. Nu, kokioj Taip. Turkijoje ar bele kur. Turgui nieks nekalba labai sudėtingai. How much does it cost? Dar taip ir nesako. How much is it? Arba iš vis how much? Mhm. Taip. Tai kam daryti tą kalbą sudėtingą, kur jos nereikia? Mhm. Tai priklauso nuo situacijos, ko mums reikia, ar kelioniai, ar ten žmogus dirba banke. Aišku, jam reikia spec poreikiai, yra visiškai nu, specializuota kalba ir taip toliau. Beje, Mhm. tokios kalbos aš nelabai linkus daryti, nesu čia to reikalo specialistė. Bet ekonominio, to bankinio, finansinio, tai čia jau ne mano. Taip. Mano yra labiau tie, kaip sakau, literatūriniai, meniniai, filosofiniai, gyvenimo, Mhm. kelionių, kasdieniški, va tokie reikalai, kurie yra įdomus ir kuriais aš laisvai galiu kalbinti, kalbėtis, taip Mhm. toliau. Tai va, nes yra žmonių tikrai su spectais tokiais, kuriem reikia akademinių kažkokių, nors ruošti mokyklinukus egzaminui, tai laisvai. Šitą dariau daugybę metų kalboj ir Mhm. jokių čia problemų nėra. Tai va, tai tas lygio reikalas, sakykime, mokyklinukai, jie yra toj pačioj klasiai. Taip. Tai jų Taip. lygis yra realiai, jis gali būti labai skirtingas, bet juos reikia vis tiek vesti prie to vieno. Mhm. Ir jie, klasiokai, grupiokai, jie tikrai gali mokytis kartu. Gal truputį lėčiau, jeigu matau, kad yra, nu, skirtumai. Taip. Čia aš dabar apie vaikus, tuos paauglius kalbu. Gerai. Suaugę irgi labai priklauso nuo tolerancijos žmogaus. Kiek jis iš tikrųjų moka išgirsti, patylėti, paklausti Mhm. ir va tas va toksai. Taip, kad ta paklaida ji gali būti plius minus vienas lygis, nu taip, grubiai Mhm. tariant. O visa Supratau. kita priklauso nuo asmenybės ir nuo draugiškumo ir Mhm. noro, va ta toks, nu, Taip. noro bendrauti. Ir kai tu Tai va, ateini su drauge, taigi ir labai norisi su ja ir būti toje vienoje grupėje, ne? Tai šiaip taip. ar taip Ir dar galima esu šiek tiek Mhm. prisitaikyti. Jo, esu pastebėjusi, kad, sakysim, kalboj, kai būdavo, jeigu grupė susicementuoja, o pas mus grupės būdavo nuo 6 iki 10, daugiau kaip 10 Mhm. nebūdavo. Tai 6 skaitydavo mini. O aišku, kad ten būna, kad kartais kas neateina. Tai tiesą sakant, tada, kai neateina, tai ir lieka tie du, jie susimoka už mėnesį. Jau tada nebėra iškritimų, kad netėjau, tai man minus 10. Tai ne, čia yra mėnesio mokytis, tas disciplinuoja žmogų ateiti. Na, Taip, aišku, jeigu jam ten labai svarbi priežastis, jis už 10 kartų tą eurų, tą kartą galėtų ir praleisti. mhm. Tai jam čia neskausminga. Tai ne Taip, 30 ir ne 40, ar ne? Kaip mhm. būna. Būtent. Tai va, tai ką čia dar? Tai kad žmonės tada, kai jie mokydavosi kartu grupiai ir labai gera grupė susicementavus, vienas kitą Mhm. girdi, įdomu, jie sakydavo, tu tesi, tai ir aš tesiu. Ir toks A, metus, 2 metus yra vau. esu turėjusi grupių, kur
vienas pas mane vyras kalboj pradėjo nuo beginerių ir perėjo per visus Mhm. lygius. Jam be pertraukų, vasaros pertrauka tik buvo. Ir tai jam truko 3 metus su trupučiu. Mhm. Jis mokėsi be pertraukų pas mane. Tai Vau. mano vien toks labai didžiulis pasiekimas. Žmogus Mhm. neišėjo, grupės keitėsi dalinai. Bet jis sako, aš nenoriu individualiai, nors jam kompanija apmokėjo. Jis galėjo eiti individualiai. Jis Va sako, aš kaip. nenoriu. Aš noriu grupės, aš noriu Mhm. kolektyvo, aš noriu Mhm. to Jam įdomiau. dinamikos. Man taip įdomiau. Mhm. Va. Nu va, kokie mes skirtingi. Paskutinį klausimą Mm. turiu. O kaip su Mhm. laikais? Kuriuo dienos metu? Nes čia irgi, ar esi lanksti tame? Taip, šiuo metu esu tikrai lanksti, nes, kaip sakyt, laiko turiu. Ypatingai turiu nemažai rytinio laiko. Realiai tai visom dienom turiu. Po pietinio daugiausiai turiu antradieniais, ketvirtadieniais. Mhm. Nors rytinio irgi turiu. Tai, kaip sakau, pamokos trukmė valanda. Nu, tarp pamokų noriu, aišku, ten kokiu maždaug pusvalandžio pertraukos ir galėčiau imti keletą tų Taip, grupelių daryti. taip. Tai va, tai mano toks prašymas, nu, kaip sakyt, kreipimasis į žmonės, kurie norit, nebijokit, rašykit, galima derintis, kalbėtis ir tas grupelės rinkti. Aš beje turiu omeny, kad dabar eina užteminimis laikotarpis ir Mhm. pagalvojau, kad pradėti turbūt realiausia ir tikslingiausia būtų balandžio pradžioj. Mhm. Dar iki Velykų Mhm. gal manau, kad galima jau pradėti, nebent žmogus jau vat, jaučia, kad labai labai nori, turi Mhm. ten savo, Mhm. tada galima ir anksčiau. Bet kadangi šitas užtemiminis laikotarpis daugam yra sunkus emociškai ir gali būti visokių va čia iššūkių, nu bet ką, liko 2 savaitės, bet jau tuoj bus mėnulio, Taip. 29 Saulės ir balandžio mėnesį Mhm. galim kažką pradėti. Labai gerai. Taip, taip Turi manau. Tai žmonės nėra taip, kad laiko vat, pakalbėti su draugais, taip, laiko pasiorganizuoti. pamastyti, pagalvoti, pasigalvoti, kokius čia draugus ar kaimynus ar ką galiu pakviesti. Mhm. Ir va taip va. Taip. O aš ką galiu parekomenduoti iš savo pusės, tikrai labai rekomenduoju Ingridą, jos Ačiū. pamokos ir pamatysit efektą, rezultatą ir kaip yra smagu, įdomu dirbti. Nu, mokytis turbūt. Aš dar žinai, ačiū tau labai už gražius tavo žodžius ir rekomendaciją, tikrai labai tai vertinu. Ir tik noriu pridurti gal, kad žmonės tai bet kokiu atveju mokytis yra naudinga. Daryti tą pirmą žingsnį, aišku, reikia drąsos, ypač tiem Mhm. starteriam, kurie galbūt irgi Taip, nori važiuoti kažkur ir net neišjuda. taip. Tai ateikit, bandykit, ateikit su kažkuo, ateikit su savo artimiausiais draugais, kad nebūtų baisu. Ir, nu, startuokit ir startuojam ir pamatysit, kaip yra gerai. Kaip yra gerai judėti į priekį ir išmokti kažko naujo. Pritariu, Ingrida. Ir dėkoju tau labai. Ačiū tau ir gražios tau dienos ir iki susitikimo tiesa. Iki Iki, susitikimo. iki susitikimo. Netrukus. Ačiū. Laimingai visiems. Ačiū. Visiems iki. Mhm.